Sveiki, pristatau Jums naują serverį kitpvp.srv.lt serverį. Į serverį prisijungiau šiandien. Iš karto serverį atsirandame spaune ir kitpvp.srv.lt pasisveikina su mumis. Dabar yra prisijungę 8 žaidėjai, bet vakare būna daugiau. Čia yra visos serverio paslaugos. Kad nusipirkti paslaugą reikia susisiekti Discordu kliksas, tad prieiname prie šopo. Šope galime nužudyti nobus šitoje duobėje, įšoksim, kurią greitai parodysiu. Tačiau viską pardavę mes galime nusipirkti gold nuggets, tokių dalykų. Ir tokių galima pasiversti, ir knygų nusipirkti. Ir dabar ateiname prie VARP administracijos. Vyr pagalba Red Sykser, adminas I'm Poking, mūsų mylimas developeris Profas Lopas, admin Q Justas, o pats savininkas Kliksas. Ateiname prie top kilų. Pirmoji vietoje yra nepasiduodu, antroji tabikas ir trečioji titas. Dabar pasiėmėme rinkinuką. Reikia išmesti mėsytę. Pasiėmam rinkinuką, pažiūrim, einam VARP FOPS. Jeigu turite naują kompą ar kažką plius minus, galite ateiti į serverį VARP FOPS ir pažiūrėti, kiek jums FOPS. Dabar man yra biškai mažiau FOPS, nes darau video. Galime nueiti į VARP mobus. Čia atsirandame ir galime nužudyti tų mobų. Tad nužudę mobus, galime nueiti į VARP shopas ir čia parduoti. Gaunama pinigų ir galime nusipirkti nuggetsą. Daugiau galime nueiti VARP eventai, čia dažniausiai būna tokių gerų eventų, PvP, tenais slėpynės, gerai, tad einame į VARP požemiai. Požemėse atsirandame, čia irgi galime įsikeisti į tokius labai gerus dalykus ir eiti PvP. Tad galima nueiti į VARP spawną ir nueiti pabandyti PvP. Tad iššokę PvP arenoje, pažiūrėsim, kas eina PvP. Einame į spawną vėl, nes dažniausiai gali būti kažkas. Pažiūrėsime, kaip žaidėjai eina PvP. Tad žaidėjom netrukdysime ir tada susitiksim kitame video. Viso gero.